Visiems labas, tai čia aš esu vėl Zikutė. Tai aš dabar parodysiu, kaip mano, galima sakyti, tai bus dienos vlog, bet nelabai. Tai vat, pirmiausia, tai aš jums parodysiu savo vaiką, kaip sakiau, Evam. Tai vat, nes daugas dabar, kaip žiūrėjau, kaip praeitą video vakar įkėliau, daugas beveik neheitino, bet tiesiog nežiūrėjo, tai prašyčiau pažiūrėti. Aš esu ne. Prašau, kas gali tiesiog. Tai va, aš keliu ir į TikToką, bet tenai šiaip savo visokie žaidimai. Tai va, tai čia vadė, aišku, jau turi Auskarus. Ir mes dabar eisim perrengsiu ją ir nusiprausiu ir sušokuosiu varysim į miestą. Fainai, galiu pasakyti. Tai va, tai dabar einu, išrinksiu rūbelius, kokios rinksiu. Tai aš noriu taip uždėti šiandien silpnai taip, tai aš galvoju, net nežinia ką. Tai aš gal aprengsiu šituo ir viso. Ir daugiau nerengsiu. Tai čia yra tokia suknelė džinsinė. Laukit, gal perrengsiu. Va taip aš aprengiau labai gražiai. Tai va, palikau bodžiuką, nes galvojau, jeigu laukia šaltoka, kad būtų viskas gerai. Dabar surišiu plaukus. Ir mes rišam, parodysiu čiut, rišam tokiam plonom gumytėm. Tai va. Na va, bet aš dar surišiu į uodegutę, kaip ir buvo. Pažiūrėkit, jos blizgumą plaukų. Aš dar įplaunu plaukus. Tai vat. Tiesiog labai gražus ir švelnus. Tai va, pas mus dabar Lietuvoje yra 10 vam. Fainai, galiu pasakyti. Tai va. Dabar aš, sakiau, šukavau ją. Dabar parodysiu rezultatą, kaip surišiu. Tai va, aš jau surišau. Fainai, toksai rožinės vaizdas. Jeigu jums tai bus, nes man dabar per telefoną rodo. Aš jai surišau jau plaukučius. Gražiai labai. Švakar nagus jau nusilupau. Kaip jums šitas vaizdas, man labai pažiūrėlė. Bet aš nežinau, ar aš važiuosiu į miestą. Tai vat. Ne, aš einu dabar nusprausiu. Parašykite į komentus, kokią jūs pastą naudojate. Aš naudoju tokią arba tokią. Arba dar tokią ir tokią. Tai vat. Tai va čia yra mano šuojas iš Patėsko visada. Mažiukas. Tai va jie bendrauja kartu. Tu mažiau, tu nelys prie manęs. O tik, va mažiukas toksai. Aš žinot ką, aš dar noriu jai pasakyti dovaną. Tai tu žinai, kas mūsų rytoj laukia? Mes prie jūros važiuosim. Kaip tau? Jinai šitai pirmą kartą bus prie jūros. Tai kas galėtų, jeigu matys, parašykite, jeigu jūs irgi turit lėles, kad parašytumėt, ką maždaug reikėtų dėtis ir kiek ko. Tai va, aš susitvarkiau pižamą,
Tai va, kodėl taip prisisėjo dabar. Siunčiu vaikui buteliukam. Šitą ir viso.